Šį rudenį man teko nemažai laiko praleisti, šiek tiek daugiau negu įprastai bendrauti su pastoriumi Sauliumi ir mūsų kitų lyderių Dovaldu. Pastarasis jaučiasi labai patogiai kalbėti telefonu. Jis taip jaučiasi patogiai kalbėti telefonu, kad net aš pradėjau jaustis patogiai ilgai kalbėtis telefonu, kurio iš tikrųjų aš nelabai mėgau. Ir mes pakankamai dažnai pastorių matome, bent jau vieną kartą pastorių Saulių per mėnesį čia gyvai, ar matome online, taip pat ir Dovaldą matome, ir gruodžio 17 jisai čia bus pamokslaus. Bet jisai vis tiek siunčia jums linkėjimus. Ir štai, ką jie nori pasakyti. Pirmiausia, nori padėkoti ir pasakyti: Artūrai, Lina, ačiū jums, kad nepriklausomai nuo to, kad tu, Artūrai, turi pilną laiko darbą, Lina turi dalinai, jūs tiek daug tarnaujate ir duodate bažnyčiai. Ir kad visa širdimi rūpinatės, lydite ir vedate Vilniaus bendruomenę. Pasako, kad Rūta, kaip smagu, kad tu prisijungiai prie komandos ir savo dovanomis padedi ir tarnauji kartu su Lina. Tita, kaip fainai, kad prieki, kad pamokslauji. Kaip smagu, sako, kad matyti, kad jaunimas auga, būrėsi, o Girius pilnas idėjų ir iniciatyvos. Sako, bijau, kad kažką pamiršiu, kam padėkoti ir turėčiau paminėti. Džiaugiuosi už tos studentus, kurie liudija kiekvieną savaitę, arba bent kas antrą. Už tuos, kurie pastebimai ir nepastebimai tarnauja, noriu padėkoti Astai, kuri tarnauja rinkdama krepšelį, galbūt ir daugiau, bet dėl kažkokios priežasties kiti nenori šitos tarnystės prisimti. Ačiū tau, Asta. Nematau dabar jos čia. Vilniaus bendruomenė pilna, tai brandžių tikinčiųjų. Ne tik savo amžiumi, bet patirtimi sekant Kristų. Aš labai viliuosi, kad jūs visi prisidedate auginti Dievo bažnyčią. Na, o Dovaldas, ką siunčia, tai jūs nenustebins. Jis tiesiog pasakė: darykite viską, kaip darytumėte pačiam viešpačiui, geriausia, kaip tik galite. Kai kurie iš jūsų ir girdėjo pamokslą, ne, jį tai pamokslavant. Ir visada galite kreiptis į mane, tai yra Dovaldą, pagalbos, patarimo ir padrasinimo. Na, iš tikrųjų, aš labai viliuosi, kad jūs nesijausite apgauti, nes čia iš tikrųjų aš parašiau. Aš tikiu, kad tai jie pasakytų. Ir aš girdėjau Saulių sakant, kad Vilniuje yra daug brandžių tikinčiųjų. Aš girdėjau jie kalbant, tai aš viliuosi, kad būtų kažkas panašaus. Bet kodėl aš tai užrašiau? Todėl, kad šiandien mes žiūrėsime į paskutinį Kolosiečiams skyrių, kuriame Paulius rašo sveikinimus, linkėjimus, pamini daug žmonių ir aš bandžiau įsivaizduoti, kaip tai atrodytų šiom dienom. Aišku, tikriausiai būtų tai, kad pastorius Saulius ir Dovaldas įrašytų video. Bet aš galvoju, jeigu į tai būtų raštu, kaip tai galėtų atrodyti kažkaip panašiai. Tie, kurie nebuvot paminėti, tikrai neįsižeiskite, tai nereiškia, kad nesate įvertinti. Ir tie, kurie pirmą kartą, kurie nežinojo arba negirdėjo, kad mes Kolosiečiams laišką jau spalio ir lapkričio mėnesį žvelgėme kartu, aš trumpai priminsiu. Kolosiečiams laiškas yra parašytas apaštalo Pauliaus bažnyčiai Koloso mieste. Nors galima sakyti, kad taip pat ir nes prašė perskaityti ir Laodikėjoje, ir kitur. Tai galima sakyti, kad ir kitur, bet pagrindė tai buvo skirta Koloso bažnyčiai. Ir apaštalas Paulius niekados nebuvo aplankęs šitos bažnyčios. Tai jisai nematė ir nebuvo šitos bendruomenės pradininkas. Laišką rašė, kai buvo įkalintas. Ši bendruomenė buvo pradėta Epafro, Paulius bendradarbio. Ir Epafras aplankė Paulių, kai buvo įkalintas, papasako, kas sekasi gerai, kas galbūt nelabai, su kokiais iššūkiais susiduria. Ir Paulius rašo, būtent atkreipiant dėmesį, žiūrinti Kristaus viršenybę. Tai kad Kristaus pakanka tai, ką Kristus padarė. Ir taip pat kalba ir apie tam tikrus iššūkius, su kuriais sudarė šią bendruomenę.
O šiandien mes žiūrėsime į paskutinį skyrių Kolosiečiams 4 skyrių nuo 2 iki 18 eilutės. Aš paskaitysiu jas. Būkite atsidėję maldai, būdėkite su ją dėkodami. Melskitės taip pat ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš kalinamas, kad sugebėčiau jį atskleisti taip, kaip privalau ją išsakyti. Būkite protingi su mums svetimai žmonėmis. Išnaudokite laiką. Jūsų kalba visuomet būna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti. Apie mano reikalus jums viską praneš Tichikas, mylimas brolis, ištikimas tarnas ir bendradarbis viešpatyje. Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. Jis vyksta su Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra iš jūsų. Jiedu papasakos jums viską, kas čia dedasi. Jūs sveikina kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrolis Morkus. Dėl jo jau esate gavę nurodymų. Jeigu jis atvyktų pas jūs, priimkite jį. Dar jūs sveikina Jėzus vadinamas Justu. Iš apipjaustytųjų jie vieninteliai su manimi darbuojasi Dievo karalystėje. Jie yra tapę man paguodą. Jūs sveikina Jūsiškis Epafras, Kristaus Jėzaus tarnas, kuris visuomet grumėsi už jūs maldose, kad tvirtai laikytumėte ir tobulai vykdytumėte Dievo norus. Aš galiu paliudyti, kad jis labai rūpinasi jumis, Laodikiečiais ir Hierapoliečiais. Sveikinu jūs mylimasis gydytojas Lukas ir Demas. Pasveikinkite brolius Laodikėjoje ir Nimfą, bei jos namuose susirinkančią bendruomenę. Kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jūs, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir Laodikiečių bažnyčioje, o jūs perskaitykite laišką, kuris ateis iš Laodikėjos. Taip pat pasakykite Archipui, žiūrėk, kad vykdytum tarnystę, kurią gavai viešpatyje. Sveikinimas parašytas mano Pauliaus rankas. Prisiminkite mano pančius, malonę su jumis. Viešpatie, štai mes esame su tavo žodžiu. Viešpatie, kažkaip prakalbk. Ir tas, kaip tu sakai, mažas garstyčios grūdas gali duoti vaisių. Ir aš prašau tavęs, kad būtų tas mažas garstyčios grūdas, kuris galėtų kristi į dirvą. Ar tai būtų priminimas, ar tai būtų padrasnimas, ar paguoda, ar dar kažkas. Prašau tavęs, naudok savo žodį mūsų gyvenimą, statyti ir ugdyti mus ir daryti panašesnius į tave. Prašome brangių Jėzus vardu. Amen. Šiandien aš norėčiau, aš nežinau bendriau, kaip jūs skaitote, pabaigą apaštalo Pauliaus arba net ir Petro ar Jono laiškus. Aš tik galiu spėti ir įsivaizduoti, kad tiek ten, kur sveikinimai arba linkėjimai, tai taip truputėlį, gal prabėgomis. Kažkokie nepažįstami vardai, jie skamba svetimai. Aristarchas, Epafras, visiškai nepanašus lietuviškus vardus. Apie juos žinome mažai, nebent galbūt jūs esate toks kaip Titas, kuriam patinka studijuoti ir žinoti. Ir man patinka, kad Titas šypsosi ir linksti. Iš tikrųjų, jeigu nestudijuoja ir nesigilinė, atrodo, kad, tai aš nerandu nieko bendro su tomis eilutėmis, nes, ką aš galiu pasiimti čia 21 amžiaus bendruomenė, Vilniaus miesto bažnyčios bendruomenė. Bet aš būtent ir norėčiau pradėti nuo tos antros arba to 2/3, nuo tų žmonių, kurie paminėti, kas jie tokie. Ir ar kažką mes galime iš to išmokti. Tai pasižiūrėkime, kas yra paminėtas. Ir dabar aš po truputį skaitysiu. Tai pirmiausia, sako, apie Tichiką. Apie mano reikalus jums viską praneš Tichikas. Vienose vertimuose mylimas, kitose mielas brolis, ištikimas tarnas ir bendradarbis viešpatyje. Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. Jis vyksta su Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra iš jūsų. Jiedu papasakosiu jums viską, kas čia dedasi. Tai kas tas Tichikas? Mes matome, kad Paulius įvadina mylimu broliu. Vertimą, kurį aš turiu Biblijos draugijos, mylimu broliu,
ištikimų padėjėjų ir bendradarbių viešpatyje. Nežinau, man tai atrodo, tokie gražus, gilus žodžiai, atsispindi gilus santykis, šeimos santykis. Kai aš galvoju apie padėjėją, aš galvoju apie tą, kuris pastebi, kuris yra patikimas patikėti užduotis. Bet tuo pačiu tas bendradarbis viešpatyje atsiduria taip tarsi tame pačiame lygyje, kad mes kartu su juo dirbame ir darbuojamės viešpačiui. Iš Apaštalų darbų knygos, nes Tichikas yra paminėtas, taip pat Apaštalų darbų knygoje, Tito laiške ir 2 Timotiejaus laiške, mes girdime, sužinome, kad jis yra pagonis kilęs iš Azijos. Jis dalyvavo Pauliaus misijinėse kelionėse, nes Apaštalų darbų knygoje yra aprašytos tos misijinės kelionės ir Tichikas dalyvavo Pauliaus 3 misijinėje kelionėje. Tai, kad Tichikas buvo patikimas, mes galime suprasti ne tik iš Pauliaus žodžių, bet taip pat iš veiksmų. Nes Paulius patikėjo Tichikui atvežti tą laišką kolosiečiams ir į Efezą ir perskaityti galbūt. Ir taip pat tikriausiai taip jis patikėjo perduoti asmeninį laišką Filemonui. To mes nežinome iš laiško kolosiečiams, bet tai sužinome iš laiško Filemonui. Paulius yra pakankamai taktiškas, kad neiškelti to vieno tokio įvykio viešai, bet tik parašo Filemonui. Mes taip pat galime sužinoti, kad tikriausiai Tichikas pavadavo Titą Kretos saloje, pavadavo patarnauti bažnyčiai, kol Titas išvyko aplankyti Paulius. Ir taip pat jau į pabaigą Pauliaus gyvenimo Tichikas nuvyko ir pavadavo Timotiejų, kad Timotiejus galėtų aplankyti kalinti Paulių Romoje. Tai štai, ką mes sužinome apie Tichiką. Toliau Onesimas. Kas žino, ką reiškia vardas Onesimas arba žodis Onesimas? Artūrai? Naudingas. Taip. Tokius vardus dažnai duodavo vergams. Tai Onesimas, vergas kilęs iš Koloso. Žodžio reikšmė, jo vardo reikšmė naudingas. Ne? Jis pabėgęs, jis vargas beglys. Ir kai buvo pabėgęs, jis buvo Romoje ir ten Romoje tuo laiku jisai atsivertė ir pažino Kristų per Paulių. Ir jis ten, galima sakyti, dvasiškai užaugo. Ir dabar Onesimas grįžta į savo miestą, kur gyvena jo šeimininkas. Ir į bendruomenę, kur yra jo šeimininkas. Ir tikriausiai netgi ta bendruomenė renkasi Filemono, galbūt Filemono namuose, kur yra, tai yra jo šeimininko namai. Mes tai žinome iš laiško Filemonui. Ir ką čia aš noriu pacituoti ir ką sako Paulius apie Onesimą, kaip rašo apie jį Filemonui. Jis naudoja tokius žodžius. Prašau tave, tai yra Filemonai, už savo vaiką, kurio tėvų tapau. Būdamas tėvų tapau. Siunčiu tau jį kaip savo širdį. Priimk jį kaip mane. Tai galima rasti Filemono 10, 12, 16 eilutėje. Aš tai galiu įsivaizduoti, kad daugelis iš mūsų norėtų turėti tokį draugą arba dvasinį tėvą, kuris sakytų, kad siunčiu kaip savo širdį. Priimk jį kaip mane. Aš tapau jam tėvu. Man čia Paulius be galo atspindi tėvišką Dievo širdį. Ir koks Paulius asmeniškas. Dievas su mumis labai asmeniškas. Ir Paulius čia yra labai asmeniškas. Man taip pat patinka, kad Paulius rašo Filemonui asmeniškai. Neviešai iškelia šitą reikalą, kad priimk, neviešai kolosiečiams laiške prašė, priimk jį, aš tau įsakau ir raginu, nes aš jį myliu, jis, prasme, tarsi maldaudamas, prašydamas, virkšlendamas, gerai prasme. Ir man labai patinka kaip jisai taip pat pagerbė Filemoną
ir Paulius nesinaudoja savo autoritetų ir valdžia. Nes Filemono laiškiais taip pat rašo, ne Filemono laiške, Filemono. Aš norėjau jį pasilaikyti, tai yra Onesimą, kad jis vietoj tavęs, Filemonai, man patarnautų, kol esu kalinimas dėl Evangelijos. Tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti. Ir čia man Paulius atspindi Dievo širdį. Dievas labai gerbia mūsų laisvą pasirinkimą. Ir ne tik tą laisvą pasirinkimą, apie kurį mes kalbame, pasirinkti Kristų kaip savo viešpatį, bet kasdien laisvą pasirinkimą. Jis nežiūri, galbūt tas, kad, jūs kvailiai, taip duosiu laisvę. Nelabai sugebant, bet vis tiek duosiu laisvę. Ne. Pagarbiai, su visa begalinė pagarba duoda laisvę pasirinkti. Galbūt sako, kad ten, kur tu eini, ten nebus gyvybės. Čia yra gyvybė, bet tai daro švelniai, su meile. Ir čia Paulius taip pat iš tikrųjų nepiknaudžiaudamas, nenaudodamas savo nei autoriteto, nei valdžios, duoda Filemonui laisvai pasirinkti. Bet čia mes turime taip pat, mano manimu, paminėti tą Kolosiečiams 3 laiške eilutes. Tie, kas klausė internetu pamokslą, pastoriaus Sauliaus, jie girdėjote ir žinote, kad buvo kalbama apie santykius šeimoje, santykius bendruomenėje, santykius tarp vergo ir šeimininko. Ir ten yra užrašyta. Jūs vergai visuose reikaluose klausykite savo žemiškųjų šeimininkų, ne dėl akių, kad įtiktumėte žmonėms, bet neklastinga širdimi, bijodami viešpatės. Ir čia Onesimas, tai, kad jisai atvyksta, sugrįžta į Kolosą pas savo šeimininką. Jis parodo pokytį irgi, aš tikiu, kad jis parodo pokytį savo širdyje, kad tie žodžiai tampa jo praktiniu veiksmu. Jis sugrįžta pas savo šeimininką. Ir nors Paulius sako, kad ir šeimininkas, ir vergas jau stovi po viešpačiu tame pačiame lygyje vertėje, bet Onesimas pasirinka paklusnumą šeimininkui dėl to, kad jo galutinis viešpats yra Jėzus. Tai apie Tichiką ir Onesimą. Einant toliau, kokius kitus vardus mes girdime. Jūs sveikina kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrolis Morkus. Dėl jo jūs esate gavę nurodymų. Jeigu jis atvyktų pas jūs, priimkite jį. Aristarchas. Paulius, apie jį mes jau sužinome Kolosiečiams, Kolosiečiams 4:10 Paulius įvadina kalėjimo draugu. Laiške Filemonui jisai vadina bendradarbiu. Mes žinome, kad Aristarchas yra žydų kilmės, kilęs iš Tesalonikos. Jis taip pat buvo su Pauliumi Efeze. Kai Pauliui pamokslaujant, kilo sąmyšis. Tai sužinome iš Apaštalų darbų knygos. Jis taip pat buvo su Pauliumi jo kelionės į Romoje, jau paskutinės kelionės į Romoje pačioje pradžioje. Tikriausiai patyrė kartu su Pauliumi ir laivo sudužimą. Aristarchas buvo suimtas su Paulium dėl pamokslavimo ir tradicija teigia, kad Aristarchas buvo nukankintas Nero laikais Romoje. Tai Aristarchas iš tikrųjų ta pažintis ir kelionė, tas buvimas su Pauliumi, matosi, kad tęsiasi ne 1 metus. Toliau mes Morkus. Iš tikrųjų apie Morkų man visai patinka kalbėti, aš turiu prisipažinti. Iš čia mes sužinome, kad tai yra tas Morkus, kuris yra Barnabo pusbrolis. Kai kurie iš jūsų prisimena, kad dar šiais metais, kaip miesto bažnyčios draugas Matthew Eckert, kuris dabar pamokslauja internetu ir Klaipėdos bendruomenė, kalbėjo apie Paulių ir Timotiejų. Tai kad visi turime turėti Paulių ir Timotiejų, tai yra turėti tą, kuris vyresnysis galbūt ar labiau ilgiau vaikšto su Kristumi, tas, kuris tave palydėtų, bet ir tą, kurį tu lydėtum. Bet jis nepaminėjo apie Barnabą, kad Paulius turėjo Barnabą. Barnabą, gal reikėtų Barnabą kirčiuoti, nežinau. Ta, kuris patikėjo Pauliumi, tas, kuris nebijojo Paulius, kai kiti bijojo. Tas, kuris užstojo Paulio apaštalų akivaizdoje. Tas, kuris atėjo ir pasiėmė Paulių į Antiochiją, kur vyko nuostabus
dalykai Antiochijos bažnyčioje, kuri augo skaičiumi, kuri augo branda ir jis buvo ten, Paulius buvo su Barnabu ten porą metų ir mokėsi iš jo. Tai, bet kodėl aš visą tai miniu? Paulius ir Barnabas keliavo pirmoje misionieriško kelionėje. Bet pačioje antroje, kai jau norėjo vykti į antrąją misionierišką kelionę, Paulius ir Barnabas susipyksta. Ir susipyksta dėl Morkaus. Žinoma, Morkus Jonas, jo vardai. O kodėl jie susipyksta? Todėl, kad Morkus pirmos kelionės metu, kuris misionieriškos kelionės metu, kažkokiam etape juos palieka. Mes nežinome kodėl, gal jam buvo per sunku, gal jis buvo per jaunas atlaikyti. Bet palieka. Mano iš tikrųjų nieko prieš 19-mečius. Aš myliu jaunimą. Tiek aš žino, aš ilgą laiką dirbu su studentais. Bet mano patirtis, aš buvau 3 metus atsakinga už misiją, kur komanda 10 mėnesių gyveno kiekvieną mėnesį kitoje šalyje ir kitame mieste. Jūs įsivaizduojat, kad per tos 10 mėnesių tai yra be galo didžiulė emocinė, dvasinė, socialinė įtampa, didelis krūvis. Ir vieną dalyką, ką aš pastebėjau, tie, kurie buvo 19 metų, iki pabaigos sunkiai atlaikydavo. Netgi paskutinę mes turėjome jau misijos viduryje padėti vieną žmogų patraukti, netgi pakeisti eigą ir panašiai, bet dažniausiai netgi buvo tos misijos pabaigoje paskutinį mėnesį jau visa kita komanda to 19-mečio neždavo, padengdavo, jiems duodavo lengvesnius darbus. Nes tiesiog buvo per sunku ir negalėjo pakelti. Ir kažkas yra įdomu, tai kad kartais jau 20 ir 21 atrodo toks mažas skirtumas, bet tas amžius irgi duoda, kad gali daugiau šiek tiek pakelti. Gal iš to negalima daryti taisyklės, bet tai yra mano patirtis ir aš galvoju, gal Morkus taip pat. Gal jis buvo per jaunas, gal nepasiruošęs. Ir jis pasitraukė tos pirmos misijos metu, bet Paulius tai atsimena. Aš neimsiu tokio, kuris pasitraukė. O Barnabas, tas paguodos sūnus, tas, kuris tiki, turi didelę tikėjimo dovaną ir tiki kitais. Aš noriu su juo keliauti. Ir kas įvyksta? Barnabas iškeliauja su Morku Jonumi, o Paulius su Silu. Jie išsiskiria. Ir dabar mes matome, kad po 12 metų Paulius sako, aš kalbėjau jums kolosiečiai apie Morkų, jeigu tik jis atvažiuos, jūs jį priimkite. Ir santykis atstatytas, pasitikėjimas atstatytas, Morkus toliau tarnauja ir auga. Mes taip pat turime, tai yra tas pats Morkus, kuris parašė Morkaus Evangeliją. Toliau, kas dar paminėti? Jėzus vadinamas Justu. Dar jūs sveikina Jėzus vadinamas Justu. Iš apipjaustytojų jie vieninteliai su manimi darbuojasi Dievo karalystėje. Jie yra tapę man paguodą. Jėzus, vadinamas Justu, yra žydas, kuris vadinamas bendradarbiu Dievo karalystėje. Kartu su 2 kitais, tai yra Morkumi ir Aristarchui, jie yra tie 3 žydai, kurie tarnauja kartu su Pauliumi. Ir Paulius rašo, kad jie yra didelė paguoda. Kodėl didelė paguoda? Galbūt dėl to, kad jie turi tą bendrą kažkokį pagrindą, gal žino tą istoriją, gal supranta tą pažadą. Bet paguoda tarnystėje, tame kartu būtent bendražygiai yra labai svarbu ir tai yra labai daug. Toliau jūs sveikina Jūsiškis Epafras, Kristaus Jėzaus tarnas, kuris visuomet grumėsi už jūs maldose, kad tvirtai laikytumėtės ir tobulai vykdytumėte Dievo norus. Aš galiu paliudyti, kad jis labai rūpinasi jumis, laudikiečiais ir hiperopaliečiais. Epafras. Su juo jau mes susipažįstame Kolosiečiams 1 skyriuje. Jis tikriausiai tas, kuris atsivertė ir buvo mokytas Pauliaus Efeze, kuriam Paulius tarnavo, buvo 2 metus Efeze. Tada Epafras sugrįžta į savo gimtą miestą Kolosą ir ten pradeda bažnyčią, taip pat Laudikėjoje ir Hierapolyje. Kilus problemams su klaidinančiais mokytojais, Epafras atvyksta į Romą pasitarti su Pauliumi. Paulius jį vadina Kristaus Jėzaus tarnu ir giria jį už begalinį rūpestį, maldas ir rūpestį dėl šių 3 bažnyčių. Čia verčiama tarnu, bet iš tikrųjų tikriausiai tinkamesnis žodis būtų vergas. Aš tik galiu spėti, kad nenaudojamas vertėjų vergas, nes
labai jau toli ta vergovė nuo mūsų, mums labai sunku suprasti, kas tai yra. Tarnas tarsi mums labiau priimtinesnis ir galbūt mes labiau galime suprasti. Bet tas, kuris parsidavęs Kristui ir dėl Kristaus. Toliau sveikina jūs mylimasis gydytojas Lukas ir Demas. Mylimasis gydytojas. Iš čia mes sužinome, kad Lukas gydytojas. Manoma, kad jis buvo pagonis ir nes Aristarchas Morkus ir Jėzus Justas buvo vieninteliai žydai Pauliaus komandoje. Tai yra tas pats Lukas, kuris parašė Luko Evangeliją ir Apaštalų darbų knygą. Demas. Įdomu pastebėti, kad nieko apie jį daugiau čia nepaminėta. Ar tai su tikslu, ar ne, nežinome. Filemono laiške parašyta dar Paulius įvadina bendradarbiu. Bet antrame skyriuje Timotiejui, antrame laiške Timotiejui, 4 skyriuje, 10 eilutėje mes susidurime su liūdna žinia. Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką. Galbūt Paulius nujautė ir todėl nieko nepaminėjo, o gal ne. Bet žinome, kad Demas tas, kuris atsitraukė nuo Paulius ir nuo bendruomenės. Toliau, pasveikinkite brolius Laudikėjoje ir Nimfą, bei jos namuose susirinkančią bendruomenę. Kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jūs, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir Laudikiečių bažnyčioje. O jūs perskaitykite laišką, kuris ateis iš Laudikėjos. Taip pat pasakykite Archipui, žiūrėk, kad vykdytum tarnystę, kurią gavai viešpatyje. Nimfa. Čia lietuvių kalba mes matome, kad aiškiai naudojama moteriška giminė. Kai kurie Biblijos tyrėjai naudoja moterišką, kai kurie vyrišką. Tikriausiai čia dabar gal ir nelabai taip svarbu gilintis, bet jisai vardu paminė žmogų, kurioje renkasi, čia aš sakyčiau moterį, ne? Lietuvių kalba moteriška giminė, pas kurie renkasi bažnyčia namuose. Pasveikinkite, ne? Archipas. Gali būti tikriausiai Filemono sūnus, galbūt jisai vadovavo bažnyčiai Kolosėse, kol Epafras išvykęs aplankyti Paulius. Paulius išvelniai ragina vykdyti savo tarnystę. Tad ką mes, kaip šiuolaikinė Vilniaus miesto bažnyčia, galime pasimokyti, pažvelgiai tos vardus paminėtus, tos žmonės. Aš noriu paminėti keletą dalykų. Galbūt jūs galėsite praturtinti ir prie arbatos puodelio paminėti daugiau. Tai, kad Paulius nebuvo vienintelis bendradarbis. Jis turėjo komandą, jis turėjo visą grupę bendradarbių. Nėra nei vieno žmogaus, kuris gali atlikti vieną misiją. Nėra nei vieno žmogaus arba vienos bendruomenės, kurie turėtų monopoliją Evangelijai. Mums reikia viso Kristaus kūno, kiekvieno čia esančio, kad galėtume rūpintis ir statyti Dievo bažnyčią. Kiekvienas yra reikalingas. Lietuva yra krepšinio šalis. Man patinka žiūrėti krepšinį, bet taisyklių aš mažai žinau. Bet man vis tiek patinka ir neseniai, kai žiūrėjo Žalgiris, eilinį kartą pralaimėjo, gerai, neeilinį. Bet ką žinau, aš tikrai žinau, kad krepšinio aikštelė yra 5 žaidėjai, likusieji yra ant atsarginio žaidėjų suoliuko. Tačiau su Kristo kūnu yra kitaip. Nėra dovanų, kurios būtų priskiriamos atsarginių žaidėjų suoliukui. Kiekviena dovana ir tai, kas jūs esate, yra dovana bendruomeniai. Nesvarbu, kaip galime nepatogiai su tuo jaustis. Mes skirtingose etapuose, galbūt skirtingai tarnaujame. Jūs dabar pastaruoju metu mane matote mažai bendruomenėje ir tai yra dėl šeimos aplinkybių. Aš dažniausiai būnu savaitgaliais Kaune. Buvau PLK. Praeitą savo ir užpraeitą, kada čia buvo, nepamenu. Užpraeitą. Ne, bendravau PLK, nebuvo sekmadienį. Praeitą aš čia buvau, parodo nuovargį po PLK. Kiekviena dvasinė dovana reikalinga ir jūs atnešite ne tik savo dovanas, bet tai, kas jūs esate ir kaip jūs Dievas sukūrė. Komanda yra įvairi. Ir tai labai buvo jaučiama pirmojo amžiaus ankstyvoje bažnyčioje, nes tos
rasių tas skirtumas tarp žydų ir pagonių buvo, didelis atotrūkis, tai jie labai jaučia. Dabar čia pasižiūrėjus, rasių įvairovės nėra. Galbūt yra šiek tiek tautybių įvairovės, Jules, labas, smagu, kad atvažiavote, atvykote. Tai yra šiek tiek tų tautybių įvairovės, bet nedaug. Dauguma iš mūsų gana yra išsilavinę. Mes šiek tiek skirtingo amžiaus, bet tokia, nėra, kad taip labai radikaliai. Nors tikriausiai, aš Svetlanos niekaip negaliu kalbinti, sakyti man tu. Tai, tas amžiaus skirtumas yra. Bet nėra tokių kontrastų, galbūt tai, kaip patyrė ta ankstyvoji bažnyčia. Tai ten mes matome, bet ir čia mes galime patirti tą įvairovę. Ten mes matome gydytoją ir vergą ir šeimininką. Kai kurie tikriausiai mokėjo skaityti, kiti ne. Ir mes iš tikrųjų nepaisant to, galbūt nėra tos rasių įvairovės, bet mes patiriame skirtumus. Ir galbūt mūsų skirtumai vieni didžiausių yra mūsų nuomonių skirtumai, mūsų patirčių, mūsų istorijos, tai, ką mes atsinešam, kokie mes ateiname. Ten mes galbūt irgi galime patirti tas trintis ir konfliktus. Ir aš dažnai anksčiau sakydavau, kad ta įvairovė yra labai graži, bet anksčiau aš sakydavau tai tikėjimu. Nes aš sakydavau, taip gražiai Dieve, bet man taip patogus tokiais kaip aš. Bet dabar aš jaučiu, kad jau galiu labiau su tą atvirą širdimi pasakyti, kad tikrai tai yra gražu ir brangu. Ir reikia mums tos įvairovės. Nors mes linkę, aišku, turėti tas grupės, sakome, jauni paaugliai, vyresni paaugliai, jaunimo jau baigusiųjų grupelė, ar ten dar kokia nors. Saulius sakė, man sako, stovyklai, gal tu gali pavengungiam pakalbėti, aš sakau, kaip nuobodu. Tai to, yra polinkio, ne? Bet iš tikrųjų, kaip yra gerai kartais viengungiai su šeimomis ir pamatyti tą šeimos dinamiką. Man draugai sako, nenorim kviesti, toks chaosas pas mus. Aš galvoju, man tas chaosas toks gražus ir toks mielas kartais jame pabūti. Besidarbuojanti Dievo karalystė yra taip pat Dievo šeima. Mes ateiname, reikia pripažinti, su gana tokiu dideliu individualizmu, nes visuomenė yra gana individualistiška, kur kalbama, kad tikėjimas yra privatus dalykas. Tikėjimas yra labai asmeniškas, nes mūsų Dievas yra labai asmeniškas ir su mumis labai asmeniškai ir individualiai susitinka. Jis sutinka kiekvieną ten, kur esame ir kalba mums ten, kur esame. Bet tikėjimas nėra privatus, jis yra bendruomeniškas. Mes pašaukti augti, pašaukti tarnauti bendruomenės kontekste. Mes negalime tikėtis, kad pasodinsime rožę, užgošime ją kibiru, pastatysime ją garažą ir jinai pradės žydėti. Tai lygiai taip pat mes negalime tikėtis, kad mes atsitraukę nuo bendruomenės, nebendraudami, galėsime augti ir atsiskleisti pilnai tokie, kokie mes esame. Reikia pripažinti, kad mes taip pat esame ir sužeidžiami bendruomenėje, bet ir pagydomi bendruomenės kontekste. Galbūt ne visada toj pačioj bendruomenėje, bet dažnai pagydomi bendruomenės kontekste. Tai yra mano tarnystės patirtis. Susiduriau su tikrai ne vienu žmogumi, kur aš nežinojau, kad jie buvo sužeisti bendruomeniai. Ir istorija atsiskleidė ir po to aš galvoju, taip, aš matau. Tai tarnystės kontekste ar bendruomenės kontekste žmogus vėl atstatomas. Šeima ne visada patogi. Aš su savo draugais juokauju, kad giminėje mes visus mylime, bet ne visi mums patinka. Šeimoje mes irgi, kai ta šeima yra didesnė, nes su visais būsime geriausi draugai ir ne visi bus patogus. Aš galvoju apie Paulių. Aš vakar galvoju, ar aš norėčiau, kad Paulius būtų mano draugas? Aš galvoju, aš norėčiau jį laikyti per atstumą. Kartais susitikti, pakalbėti, pasimokyti, bet aš nenorėčiau, kad jisai viską žinotų apie mano gyvenimą. Paulius buvo tas, kuris konfrontavo Petrą. Petras buvo tas, kuris, Jėzus davė jam vardą Uola, sakė, ant tavęs pastatysiu bažnyčią.
Paulius konfrontuoja apaštalą Petrą Galatams laiške. Dėl to, kad Petras pasidavė pataikauti žydams. Aš galvoju, Paulius ne visada buvo patogus. Nors jisai tokiais gražiais žodžiais tikrai vadina ir mylimą brolių, ir tokį dėkingumą, ir tokį rūpestį, ir asmeniškumą. Jisai bažnyčia, kurios asmeniškai nesutiko, rašo gana asmenišką laišką. Nepriklausomai nuo, kad ta šeima ne visada patogi, Dievas mus paskyrė būti to šeimos dalimi. Kartais mes tiesiog turim pasirinkti, o kartais mes norime. Ir čia aš nežinau, ar jūs sugrįžote, ar kai kurie turėjote laiko paklausyti pastoriaus Pauliaus pamokslo apie Kolosiečiams 3 skyrių, nes mes apie tai praeitą sekmadienį kalbėjome, bet aš truputėlį priminsiu, nes čia irgi tenai yra nusakomi tie santykiai, ne? Ir ne viską tikrai skaitysiu, bet tik dalį. Sako, taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji, numylėtiniai, taigi jūs, Vilniaus miesto bendruomenė, jūs esate išrinktieji, jūs esate šventieji, jūs esate Kristaus numylėtiniai. Apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantus. Atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą skundą turite. Kaip Viešpats jums atleido, tai ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse te viešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi. Iš tikrai dabar nesustosiu ir nepažiūrėsime iš tas visas eilutes, bet aš turiu prisipažinti, kad dažnai tokios eilutės ir kai aš girdėdavau, kad Dievas pašaukė mylėti man savo artimą kaip save pačią, aš jausdavau be galo didžiulę įtampą. Aš galvoju, aš neturiu savyje jokių resursų mylėti tokią meilę. Ir viena, kuo toliau aš suprantu savo kelionę su Kristumi ir iš tikrųjų vakar buvo mano kelionė su Kristumi 30-metis. Tai ačiū. Bet ką aš pastebiu, tai kad vienintelis dalykas, kuris gali man padėti ir aš tikiu taip pat kitiems, ar mylėti, arba judėti kryptimi, būti tuo, apie ką rašo ir eiti tokius santykius, tai kai pasiduodi atsiduodi Kristaus meiliai, kurios sako surrender to God's love, man patinka ta angliška ta išraiška. Ta našta, tas kvietimas, kai atsiduodi tą meilę santykiui, tu gali kitaip esi galintas mylėti, priimti. Ir pastaruosius, būtent paskutinius metus, aš patyriau tokią patirtį. Aš bet prieš tai dar truputėlį pasakysiu, gal aš jau dalinausi, aš nepamenu, kad nuo vaikystės, man buvo 3 metukai, aš atsimenu save visą laiką, kuri buvo ta, kuri sakydavo, viduje galvodama, neaiškinkite man, ką daryti. Aš visą laiką tai turėjau ir kartais dar ta maža mergaitė mažėja, bet jinai dar yra. Man nepatiko būti švelniai, aš galvoju, aš nesu švelni ir aš net nenorėjau romantinių santykių su blondinais vaikinais. Nes aš galvojau, kad jie yra švelnus, jau atrodo, nes tu blondinas, tu jau atrodai švelnus ir aš jaučiau, kad tada aš labiau tarsi išryškėjo mano nešvelnumas ir man tai buvo diskomfortas. Ir ką per pastaruosius metus, būtent per pastaruosius metus man išryškėjo, kad kuo aš arčiau Kristaus, tuo keičiasi mano vidus, aš noriu paklusti. Kuo aš arčiau Kristaus, aš noriu būti švelni. Ir jeigu, ką reiškia, galbūt tokia istorija pastarųjų šių metų, žinote, aš minėjau, kai kurie žino, kad aš buvau šabo laike ir gana ilgai. Ir išėjau šabo laiką kaip Agapės vadovė. Ant popieriaus dar nepakeista, bet aš jau atsistatydinau, popieriaus truputėlį ilgiau užtrunka pakeisti. Bet tuo laiku, kai aš buvau išėjusi į šabą, mane pakeitė mano kolegos Jeffas ir Diana. Ir iš tikrųjų
aš kaip ir toliau, visi žinojo, kad, vadovė, kurie dabar šabė, bet aš pasirinkau tuo laiku priimti Jeffą ir Dianą kaip savo vadovus. Ir aš taip pat žinojau, kad tai visiškai buvo ne iš manęs. Tai buvo tai, kad Dievas man įdėjo ir davė norą. Ir tas pokytis, kai atsiranda nuo to, kad aš turiu arba man reikia, bet aš noriu. Tai yra labai fainai. Aš galėjau ateiti pas juos sakyti ir kai aš prašiau, kad man pratęstų šabą, sakiau, aš ateinu pas jūs kaip savo lyderius ir savo vadovus. Ir aš priimsiu bet kokį jūsų sprendimą. Man patinka tas pokytis. Bet kai mažėja tas noras kartais irgi maištauti ar paklusti, ar būti švelniai, man tada yra ženklai, o kaip mano santykis, kur aš esu santykė su Kristumi. Ir taip pat kaip mes, kaip bendruomenė dalis, mes esam pašaukti irgi paklusti vienas kitam arba paklusti savo vadovams, ne aklu paklusnumu. Nes ir Kristus nereikalavo aklo paklusnumo, bet pasitikėjimu, kad jis turi geriausia tai, kas mums turi. Pasitikėjimu, nes jis yra galutinis viešpats. Tu ir aš, mes esame Kristaus kūno dalis. Mes esame bendruomenės, jo bendruomenės dalis. Mes reikalingi vienas kitam. Nes Kristus mirtimi ir savo prisikėlimu atpirko. Sutaikino su savimi, su savo tėvu. Davė naują tapatybę, naują viltį ir padarė naujos šeimos narių. Aš tikiuosi, kad jūs nesijausite kažkaip manipuliuojami, bet aš norėčiau, kad jūs atsisuktumėt vienas į kitą ir pasakytumėt, tu mano brolis. Dar neskubėkit, Beatričė, neskubėk. Tu mano brolis, tu mano sesė, tu esi reikalingas. Dabar, Beatričė, jau gali. Ir aš norėčiau užbaigti eilutėmis iš Kolosiečiams 1 skyriaus. Nes ten mums primena, kas yra Kristus ir kas yra mūsų galva. Kristus yra neregimo Dievo atvaizdas. Visos kūrinijos pirmagimis. Nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir viso jo laikosi. Ir jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia, mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Ačiū, kad mes turime tokį viešpatį, kuris mus myli begalinę meilę, kuris yra pradžia ir pabaiga, kuris yra visa ko galva, patikimas, geras, linkintis mums gero, apglėbintis ir priimantis mus. Duok mums suvokti, pažinti, patirti tavo priėmimą, tavo meilę. Duok mums pasiduoti ir atsiduoti tavo meiliai. Prašome, brangiu viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen.